čia tipo gal tai pereini. Nu, tipo, aš įsivaizduoju, čia važiuoji ir turėtum gal iššokti ant kokį dviračių taką, nes matau, va čia va, ar eita, ar važiuoti, aš nesuprantu, žmonės gal kur čia eina. Gal išeiti, išvažiuosim ir mes kažkur taip. Čia tipo turėtų būti ale dviračių taką. Ai, čia va turbūt į laiptus žmonės eina. Ką tai rašo? Sveikas gyvačių gaudinės. Ai, važiuoju tuos taros ieškos, labai kol kas prastokai šiandien sutarą. Skolose, blėt, nežinau, nemažai esu skolose. Nemažai. Bet kažkas tai, blėt, tipo apie 40 gabalų kažkas tokio, bet jeigu visas skolas grąžinant, iš karto tai kažkur tai apie, blėt, 19, 23 galbūt. Nes matot, aš tipo skolų nemoku, aš moku tik tai tą. Fū, blėt, kaip ten tą moku, našiu. Kaip ten tas vadinas, blėt. Palūkanas tik tai. Jeigu padenginės skolas, tai ten kitaip būtų, blėt. Ten su antstoliais galima kažkaip susitarti. O tai nuo algos nuima, tai 100 eurų man nuo algos nuima. 100 eurų nelabai ir jaučia šis ūkis. Kiekvieną mėnesį po 100 eurų ir ta prasme skola net nemažėja. Tiesiog moki 100 eurų, tipo kad moki. Skola stovi. Tai žinant, va dėl to ir bomžauju, kad karočią. Bomžauju, tipo, iš kontento, iš kokių kontentų dar kokią kapeiką tenai truputį nukrenta ir šiaip ne taip. Da, galas su galu sudari. Bet šiaip vasarą, laukiu vasaros, nes vasarą tai gerai, biškį ant bomžavimo pinigėlių turėtų būti. Iš kur skolas atsirado? Kazino žaidžiau. Žaidžiau kazino ir nelaimėjau. Ir nelaimėjau. Dopamino tokį tipo gauni azartą ir nu tipo laimi, atrodo laimi, už laimėtus pinigus kažką nusipirki, po to nueini tipo, po to nueini pralaimi, po to ble dar kartą pralaimi, po to pasiemi paskolą laimi, grąžini tą paskolą, vėl kažką nusipirki savo. Ir po to vėl pralaimė, po to jau kaip pralaimė, tai jau būna, kad jau nebelaimė. Ir va tai žalias mygtukas. Ta prasme žalias mygtukas. Bet rimtai kaip ranko šalo, vakar taip nešalo. Jaučias, kad šiandien daug. Ir ne vienas esu, aš tai su piršinėm visada mėgstu važinėti. Ir žmonės, kai kurie irgi su piršinėm vaikšto. Kai vaikštai, tai šilčiau. Jeigu dabar tipo vaikščiai, tai jau būtų tipo per karštą. Nes dabar šiaip iš dalies šalta, nes va, labai ilgi sustojimai. Po to jau kaip rinksiu karvės, nu va dabar va bus pirma degalinė, pirmas sustojimas toks. O tipo, kai sustoji, tai pokai, nėra šalta. Ir kai važiuoju, tai nebus lotų laiva. Bus, bet užsienį bus. Kokiai gal Lenkijai padarysiu flotų laivą. Aš čia Lietuvoje tai aš užsiblokavęs. O ten, jei tarkim kokiai Lenkijai ir kitoj šaly, jo, bus galima flotų laivą padaryti. Ten ta prasme, bet niekam nesiūlau žaisti. Ten ant prikolų kokį, nu tipo, kokį 5 eurų. Pasuk po kokį euriuką, ar ten po 30 centų, ten po 5 centų. Man tai Lenkijai, vat Lenkijai zaibys, vat man patinka. Vat Lenkijai pažaisti tipo kazino, tai zaibys. Nuo to paskui iškabina. Ne, tai aš žinau, kad nuo to paskui iškabina, dėl to aš visi blokavęs. Viso. Geriau nežaisti. Ai, Lenkija, tai neprivažinėsi žaisinai. Sveikas, oi, labas Gerda. Gerda
technika. Nu, va, šitą degalinį, manau, bus 3 skarbės. Gerai, kad nors ratus nuo chaliavų pripūtė, blėt. O tai jis dar už ratų pripūtimą. Už ratų pripūtimą. Nu, blėt, nedaug paprašys 50 euriukų, blėt. Man 17, tai visas šabis sileidės. Labrika. Nahui, ten stais. Ruošimais. Taip, manau, bus gerai. Kaip čia rasi, tikrai turėčiau rasti čia skarbonkių. Bet kol kas, kiek esi daugiausiai išlošęs? Daugiausiai išlošęs? Blet, nežinau. A, ir čia tuščia. Kas čia visur? Ateinu visur tuščia, blem. Kodėl taip yra, blet? Visur pravalyti šitie konteineriai, blet. Tai sam irgi turbūt mes egiaus monetą, kad išlošt. Ne, anksčiau nebuvo per sampą tokių, kad ten mes monetą ir išlošt. Pakėliau to sportą apie 1000, tai galų galia gausi, kad dar 200 eurų minusinė. Tai va, švarcai taip ir yra, tipo, pakeli tu, galvoju, va, blet, pakėliau, čia zaibys. Ir po to tu prapisi, prapisi, ir ta serija būna net nesibaigia to prapisimo, blet. Geriausia nelošno. Vienas į 5 įmečių iškart prapisu daugiau nežodžių. Jo. O mes su Jūrate žaidėm, tai kelis kartai po 5 iš 5 eurų buvom ten laimėję kažką tai. Bet po to visiems atgal, bet po to, ta prasme, mes su Jūrate įsimetėm 5 eurus, ar ten 10 eurų, ir laimėjom ten kiek 500 ar ten 600 eurų, pliusė, bet po to metėm ir po 10, ir po 20, ir po 5 eurus, ta prasme, bet per metus laiko. Ir per metus laiko visiems sukišom tą pinigų sumą, kur buvom laimėję, ir visiems prapysom. No. Ir dar gavosi net minusas, ble. Va, geriau net nežaist. Bet jo, slotų laivą bus galima padaryti, jeigu norėsi. 100 euriukų ir va, tipo Lenkija atsipalaiduoti, tipo pažaist. Tenai su 100 eurų, nu kokias, ką žinau, 3-4 valandas tikrai gali pažaist, ble. Ir didini stavkį, kad lošto galiausiai viskas lieka. Nu jo. Kokius lotus lošiai? Ai, man labiausiai patinka knygų, kažkas panašaus kaip knygos, ten Book of Ra, ten, nu tokie bonusiniai žaidimai labiausiai patinka. Tokie, kur... Kaip čia, nu? Tiesiog visi, nu šiaip, pagrindė visi plius minus patinka. Atsimenu labai senai, dar lytais toksai su seniu dirbau, ten per įdarbinimą įstaigą, tai vienam darbę padirbi savaitę, tai kitam darbę savaitę, kai jaunuolis buvau 18 metų, tai senis dirbo vienoje įmonėje jau ten ilgą laiką, tai pasakoja, blet, sako, pokerį žaidžiau, pizda, ten nafik. Ten 100 štukų ten lytų buvo prapysęs. Tai dirbo, su mūsų jam iš užsienio ten šaibas siuntė, kad mokėti, kad tas skolas, blet, kažkaip nebelaši, bet kur ten nebelaši, bet kažkaip nežinau, dėjoju. Ant pokerio viską pražaidė. Blet, šitą plovyklai ne vienas skarbės irgi nebuvo. Bet tikiuosi, nors, blet, tenai gal bus kokia skarbė, blet, visų kažkur turi būti. Verta tas sport statyti. Loš neverta, bet jeigu, pavyzdžiui, tarkim, krepšinį nori kokį, tarkim, domiesi kokiu krepšiniu, nu tai tenai žiūrėk jau pagal savo pajamas, jeigu ten gali leisti kokį 10-20 eurų pastatyti ir jeigu tu tikrai domiesi, nu tai žinai. Tada, tipo, nu, gali sau leisti pastatyti, bet taip, ta prasme, kaip slotų, tai ne, niekur neapsimoka. Bet jeigu ten, tarkim, kokias
futbolu domiesi, ar ten krepšiniu, ten ar ledo ritulviu, ar net tenisu. Tai galima tikrai ten išlošti galima ir statymai taip nekabina kaip kasikas. Bet irgi labai reikia atsargiai žiūrėti pagal savo galimybės. Pavyzdžiui, mes su bendradarbiu kalbėjome apie to, tai jisai sako, aš niekada nelošiu, aš sako, tik statymus darau. Tai jisai domisi šiaip sportu, tai pavyzdžiui, jisai daro tik tai, va, tarkim, pasiema 5 eurus, tarkim, kiekvieną dieną ir meta, pavyzdžiui. Bet jisai tik tai kombinuotas tas statymus daro. Pavyzdžiui, po 10 įvykių, tai jisai ten, sakė, laimi ten po 1000, ten po 900 eurų. Bet būna, kad pavyzdžiui, visą mėnesį pratęsia. Tarkim, vieną kokią komandą paveda, ble. Tai va visas mėnesis, kiekvieną dieną po 5 euriukus, tai va 150 eurų minusus. Būna ir 2 mėnesius, sako, net nepaeina. Tai slot yra padarytas skriptas, kad galų galia vis tiek prapisi. Jo, teisingai, faktas. Ten man nebent įsimeti, šiaip tai į slotus apsimoka nebent va taip va, tipo į mėnesį, tarkim, pasiemi 10 eurų, tipo kaip investicija, pasiemi 10 eurų ir iškart vieną sukimą iš 10 eurų. Arba yra, arba nėra ir visai, ir daugiau nebemeti. Kitą mėnesį vėl ant kokio žaidimo vėl 10 eurų pasiemi, įmeti. Jeigu pagausi bonusą iš 10 eurų, arba bus tuščias, arba bus belė koks geras, gali būti x 10 tūkstančių, bet čia reikia, vieną tik statymą padaryti, Tipo į mėnesį, tarkim, 10, kas reikia laimino jokai, kad kažkaip. Čia reikėtų labai stiprus nervus turėti, tipo, 10 eurų įmeti, vieną sukimą padarai, tarkim, iš 10 eurų ir viskas, tą mėnesį nemeti. Ar laimi, ar nelaimi, visi nemeti. Jo, arba bonusą, tarkim, pasiemi, įsimeti 20 eurų, vieną bonusą nusipirkai ir viskas. Arba laimėjai ten kokį 100 eurų, arba nelaimėjai ir viskas, ir daugiau nemeti. Va dabar gal spėsi perėti. Tada gal ir tipo... Tada gal ir varkė, tada jeigu vien, Bet jeigu tipo geriausia, tai net nelys, ble. Tai man čia nervuoja. Bet aš manau, čia bus šitam, čia kažką rasi. Kiek kamščių pristabdė. Važiuojam, pop. Batas atsirišuot, nesėkminga dienelė. Čia bus kažkur batas, iš to bus gerai. Kurva. Bet čia geriausia taip nežaiskit. Su vienu bendradarbiu irgi kalbėjom, jisai irgi ten žaidė tuos, blėt, kaip pirštai nušalo, žaidė ten už futbolų statė viską, ten už krepšinį, blėt, sako, blėt, laiminėdavau, ten sako, ten lytai, sako, jis pradėjo, sako, 1000 litų pastatai tenai už 5 kofo, 5000 litų. Ten laimi, sako, zaibys, bet po to, sako, nuspirkdavau kažką, po to ten likdavo pinigų. Iš pradžių, sako, neimdavau paskolų. Algą visą mesdavau, tipo su tėvais gyvena. Tai blėt, tai vopšim, vienu žodžiu, ant statymų taip užsikabino, kad 30 gabalų litų pralašė. Tai sako, blėt, sako, dabar, tarkim, atsiblokuoja, tipo, jis irgi užsiblokuoja, sako, vieną kartą įmetu, sako, per pusę metų vieną, sako, statymą visada padarau. Tarkim, 100, ten
eurų ar už 500 eurų. Vienas, sako, statymą padarau, arba laimiu, arba pralaimiu ir iškart, sako, sublokuoju.